Sveiki atvykę į trečią klimato kaitos ciklo pamoką. Šiandien nagrinėsime žiedinę ekonomiką, žaliąsias inovacijas, ateities įgūdžius ir profesijas. Ši pamoka yra skirta tiek jaunimui, tiek mokytojams ir truks apie 1,5 valandos. Praėjusioje pamokoje kalbėjome apie tvarumą ir atsakingus kasdienius pasirinkimus. Šiandien žengėme dar vieną žingsnį pirmyn. Pereiname nuo asmeninės atsakomybės prie bendruomenės veiksmų ir pačios žiedinės ekonomikos veikimo principų. Kodėl tai svarbu? Kasdieniam pasaulyje išmetami milžiniški kiekiai daiktų. Drabužiai, telefonai, pakuotės, nors daugelis jų dar tinkami naudoti. Tuo pat metu naujų daiktų gamyba reikalauja didžiulių išteklių – vandens, žaliavų, energijos, o procesas prisideda prie taršos ir klimato kaitos. Žiedinė ekonomika siūlo kitokį požiūrį. Daiktai neturi baigti savo kelionės šiukšliadėžėje. Jie gali gauti antrą gyvenimą. Juos galima taisyti, perdirbti, pritaikyti naujai ar panaudoti pakartotinai. Tai nėra tik rūšiavimas, tai visos sistemos pokytis, kuriuo siekiama išsaugoti jau pagamintų daiktų vertę ir tausoti gamtos išteklius kuo ilgiau. Šios pamokos tikslas atskleisti, kaip tvarumas tampa naujų ekonomikos ir technologijų pagrindu. Suprasime žiedinės ekonomikos veikimo principus, išmoksime atpažinti žaliąsias inovacijas ir klaidinančias tvarumo praktikas bei aptarsime įgūdžius reikalingus ateities darbo rinkai. Šiandien išsiaiškinsime kelis dalykus. Kas yra žiedinė ekonomika ir kuo jis skiriasi nuo linijinės? Kaip veikia visas žiedinis ciklas nuo išteklių iki perdirbimo? Kas yra žaliosios inovacijos ir greenwashing? Kokie ateities įgūdžiai ir profesijos tampa svarbus tvariai visuomenės raidai? Jaunimui ši pamoka padės suprasti, kad tvarumas nėra tik ekologija, tai ryšys tarp ekonomikos, aplinkosaugos ir kasdienių vartojimo įpročių. Pamatysite, kad kiekvienas veiksmas nuo pirkimo iki perdirbimo prisideda prie žiedinės ekonomikos, o šiuos principus galime taikyti tiek mokykloje, tiek kasdienybėje. Mokytojams ši pamoka padės aiškiai pristatyti žiedinės ekonomikos svarbą, suteikia teorinių žinių ir galimybių diskutuoti bei ugdyti kūrybiškumą projektinėse veiklose. Tvarumo kompetencijos atliepia Lietuvos ir ES švietimo kryptis, todėl ši tema lengvai integruojama į mokyklų ir tarptautinių programų projektus, praplečiant mokinių požiūrį į ekonomiką ir ekologiją. Kaip vyks mokymasis? Procesas bus aiškus ir paprastas. Pradėsime nuo šio įvadinio vaizdo įrašo, tada išnagrinėsite pagrindines sąvokas ir teoriją. Po to pereisite prie praktinių įrankių, kuriuos galėsite išbandyti patys. Apžvelgsite realius pavyzdžius, atliksite užduotis ir galiausiai kartu apibendrinsime pagrindines pamokos mintis. Ir svarbiausia, jūs mokysitės individualiai savo tempu, kada jums patogu. Tai reiškia, kad galėsite sustoti, grįžti prie turinio ar peržiūrėti įrankius tiek kartų, kiek norėsite. Ko jums reikės? Tik kompiuterio arba telefono su interneto ryšiu. Jeigu norėsite, turėkite užrašų knygelę, ji pravers, kad pasižymėtumėte svarbiausias mintis ar klausimus, kurie kils mokantis. O dabar klausimas, kuris lydės jūs per visą šią pamoką. Kas būtų, jei nieko šioje planetoje nebegalėtumėte išmesti? Pagalvokite, ar mūsų gyvenimas pasikeistų? Gal mes jau žengėme tokio pasaulio link?